Sveiki kolegos. Šios dienos tema – kelnių užlaidos, siūlių užlaidos. Noriu Jums parodyti, kaip teisingai pasirinkti ir kodėl tokias siūlių užlaidas. Paėmiau klasikinės kelnes, nepriklausomai jos gali būti ir siaurėjančios, ir platėjančios, ir siaurėjančios ties keliais, ir išplatėjančios į apačią. Jeigu šitos kelnės yra siuvamos iš tekstilės, ne iš trikotažo, atkreipkite dėmesį, iš tekstilės, vadinasi, dažniausiai imamos užlaidos yra tokios. Priekio ir nugaros detalės. Jos maždaug taip atrodo. Kaip dailininkas aš gana vidutiniškas, užtat konstruktorius puikus. Taigi, dabar pradedam nuo siūlių užlaidų ir imam priekio detalę šoninė siūlė. Šoninėje siūlėje jums reikėtų pasiimti užlaidą nuo 1 cm iki 1,5 cm. Jeigu jūs siuvate dažnai, galite imti 1 cm, o pradedantiesiems ir jeigu jūs nesate tikri dėl savo gabumų, ar galbūt naujas modelis, ar kažkokia tai gana sudėtinga medžiaga, pavyzdžiui, stipriai brykstantys kraštai, tai imkite 1,5 cm ir neapsiriksite. Žingsnio siūlė, šita siūlė vadinasi žingsnio siūlė, lygiai taip pat, ta pati istorija, nuo 1 iki 1,5 cm. Viršutinis kraštas, ten, kur prisisiuva juosmuo, o vat juosmuo visada 1 cm. Ties užtrauktuko užlaida irgi pakanka prisidėti 1 cm, o va štai šitas kampas, čia jau yra vidurio siūlė, čia siūlyčiau dėti 1,5 cm. Arba jau jei jūs labai užtikrinti, gerai, dėkit 1 cm. Pereinam prie nugaros detalių. Ta pati istorija, šoninė siūlė. Nuo 1 iki 1,5 cm, žingsnio siūlė nuo 1 iki 1,5 cm, vidurio siūlė, šita siūlė vadinasi vidurio siūlė, nuo 1 iki 1,5 cm, viršus visada 1 cm. Čia jau tokia taisyklė, jinai niekada nesikeičia. Toliau palanka. O vat su kelnių palanka priklauso dar iš kokio audinio jūs siūsite. Jeigu iš medvilnės, lino užtenka 4 cm, bet jeigu jūs siuvate iš kostiuminio audinio, o jeigu dar tam kostiuminiam audiny yra labai nemažai vilnos, didelis procentas, tai tada nepagailėkite palankos ir prisidėkite iki 6 cm. O kam? O tam, kad gali paskui kelnės dėvėjimo metu, arba tarkim po skalbimo, arba po cheminės valyklos, jos gali susitraukti. Todėl rekomenduoju visus audinius dekatiruoti. Apie dekatiravimą jūs galėsite pasižiūrėti mano filmukuose, ten aš pasakoju, kaip tai yra daroma ir kodėl taip yra daroma. Taigi, prisidėkim normalias užlaidas, kad paskui neturėtumėt problemų. Tikiuosi, visas užlaidas jums surašiau, viskas buvo aišku. Su jumis buvau aš, Ramunė Savelienė, paspauskit like ir iki kitų susitikimų.